Na kągi, dar kartelį laba diena visiems mūsų vlogo žiūrovams. Eilinis vlogas iš 24-ojo pasaulio sportinės karpių žūklės čempionato Kroatijoje. Šiuo metu esu prie Šandoro tvenkinio, garsusis pylimas. Už jo vanduo ir už jo daug įvairių problemų, įvairių rūpesčių. Tų rūpesčių, aišku, turim ne tik mes vieni, tų rūpesčių turi ir visos kitos čia žvejojančios pasaulio komandos. Na, kas įdomaus atsitiko šiandien, prieš startuojant toks trumpas intro, tai geroji žinia, atsikėlus ryte, sulaukus rytinio svėrimo rezultatų, lietuviai, Lietuvos rinktinė pirmoje vietoje. O tikrai, gali nuolipti pamatęs tokius rezultatus, vakar buvom 6, šiandien jau 1, bet ta pirma vieta kol kas dar apie nieką, džiaugtis dar anksti. Viskas labai trapu. Apie tai pasakojame šiandien. Su Mindaugu Mikniūnu aptarėme einamą į rezultatą vidurdienį. Atotrukiai tikrai nedideli ir varžybos, galima sakyti, tradiciškai. Likus 24 valandoms iki finišo, jos dabar tik tai ir prasideda, nes visi kas jau tie stipresni lošėjai, visi susilyginę ir viskas neretai viską gali spręsti viena žuvis. Dar iš svarbių dalykų, B zonoje, ką tik praėjau pro lietuvius, štai, B zonoje keitimas. Darių Grigaitį keičia Gintaras Pozinauskas ir, taip sakant, tratatūnai vėl viename dvejete. Gintaras Pozinauskas, Paulius Misiukevičius. Ir geroji žinia ta, kad B zonoje su realizacija žuvies yra labai sudėtinga. Ir, kaip minėjo komandos vienas iš kapitonų, keitimą kažkur tarp 10-11 valandos padarius, mes jau čia turime 2 žuvis. Tai žinant realizacijos kabutėse gerus skaičius, tos 2 žuvis šioje zonoje gali būti ypač svarbios. Labas rytas visiems, vėl standartinis medija ekipažas pajuda šiandien vėl stebėti varžybų, 3 varžybų diena. A zona dabar bus labiausiai domina, taip kad nieko nedelsdami lekiame tenais ir norime išgirsti tiesiog iš Viktoro Revaldo lūpų, kaip viskas klostėsi jiems naktį. Fotoaparatų. Atvykome į A zoną, šiandien nuo čia prasidės visas dienos veiksmas. Įdomu, kaip sekasi Viktorui Revaldui po nakties. Įdomu, ką darė jų varžovai, ar jie irgi gerai sugaudė. Jau žinome, kad čekai tikrai pasižymėjo ir pagavo daugiau žuvies negu mūsų komanda. Na, bet vis tiek, šviežiausios naujienos netrukus iš jų pačių lūpų. Kaip ir tikėjomės, taip ir buvo. Tas momentas, kai vakar gavom kibimus, taip ir šią naktį lygiai tuo pačiu laiku pradėjo kibimai. Tik tai džiugino tai, kad buvo ne 3, o jau 6. Iš tų 6 4 išsitraukėm. Tai ir vieną gerą persikėlėm, 13. Persikėlėm, tai sakau, per kliuvinius persikėlėm 13 kg. Pradedam jaukinti, metam pašarus, metam masalus ir laukiam. Yra kuom džiaugtis, nes Lietuva pirmoji vietoj tarpinėse po 5 svėrimo rezultatų. Džiaugiamės, bet visi suprantam, kad dar visas darbas prieš akis už 37 minučių bus dar likę lygiai 24 valandas iki varžybų finišo, kur dar tikrai gali viskas keistis ir situacija yra labai dinamiška. Aš jau kaip minėjau, tai svarbu visur yra gaudyti. Dabar labai svarbus momentas, kaip pasakyti, teisingam sprendimų priėmimui. Aš bazuojuosi A zonai pagrindė, nes aš ten negaliu ant to pylimo užlipti. Mano šitą kortelę nieko nereiškia, aš esu kaip paprastas žiūrovas. O ten BC zonoje yra 4 žmonės, tai pakeistas Darius, Lauras ir 2 kapitonai ir jie ten dėliojasi savo žvalgybinės funkcijas. Ir manau, kad jie savo darbą tikrai atlieka puikiai. Tai
Tai tiek, ką liko. Para. Klausimas, pakeistas Darius? Taip. Atkeliavome į B zoną, čia kur įvyko anksčiau keitimas. Atvežėme kapitoną Justą. Čia yra ir Darius apsikeitęs, yra ir Saulius, yra ir Lauras, yra ir Gintaras pakeitęs Darių, yra ir Paulius nesikeitęs, dirbantis jau 3 parą. Sveiki atvykę į B18 sektorių. B zonoje, kur daug kliuvinių, daug problemų, daug iššūkių. Ir pirmiausiai tai norisi išgirsti Gintarą, kuris ką tik išbėgęs į aikštelę po keitimo padarė tvarką, prisirašė iš karto, atsidarė, turi žuvį, Darius jau pamiegojęs, jau irgi su šypsena veide. Kai pasakė, kad išbėgsiu, tai padai kroksuose sušlapo, bet šiaip gerai viskas. Svarbu, kad toliau gerai eitųsi. Paskui, jeigu blogai jis tai apkaltins, kad kaltas. Tai... Porininkas pavargęs, sunkiai šneka su manim, tai bando vaikyti viskį. Riboja tą nedaryk, nedaryk, nereik prisitaikyti čia prie naujų taisyklių. Jau į brolius apgydęs pagal save. Jis man jau čia diktuoja. Bet nieko, to viskas sustatysim į vietas. Ne žvejybos, o viešbučio aplinkoje, bet kalbamės apie prieš tai buvusią naktį, po kurios darėme keitimą ir tave pakeitė Gintarėlis. Tai naktis, kaip pasakojai, buvo kažkokia iš kosmoso. Nu, tikrai, tokios nesu turėjęs. Tiek kliuvinių, tiek išbandymų, tiek visokiausių įvykių, tai kažkas tikrai iš kosmoso. Kiek nutraukėm, iš 16 kibimų 4 pavyko realizuoti, pirmi buvo 11-1. Paskui ant galo kažkaip, bet supratom, ar tai pasisekė, biškai mažesnis karpis, mažesnis amūras ir dar vienas didelis amūras, kurį išlupom, tai, tas pats, kas mašiną išgriovė, va, tokiu būdu. Žiūrint rezultatus, paprasčiausiai galima ir žvejoti ir toliau, bet kadangi norim tikrai geriausių rezultatų ir visą laiką kai jau mano čempionatų, kiek 8 turbūt, ar kiek jau pats reikėtų dar gerai perskaičiuoti ir supranti, kad šviežios jėgos visada yra geriau. Visada kažko šviežaus, plus Gintariukas irgi senas vilkas, kuris tikrai atidirbs nuo iki. Ir man nekilo jokių klausimų, Gintariukai noriu, viskas, keičiamės, jokių kitų argumentų nereikia. Ir man išėjus, jie sugebėjo ištraukti per valandą ar dvi žuvis. Gintarėliui gerai sekasi, įėjo su nauja jėga, su nauja energija, o B zonai viskas naktis buvo labai nebloga, išskyrus kliuvinius ir atitrukimus. Bet dabar startuosim su naujom jėgom, tai turėtų tenai viskas pasisyti. Žinom, kad vėl ruošiamės labai nakčiai, daug vilčių dedam į naktį, nes ten naktį geriau, daugiau kibimų būna. Sezonas sudėtingesnė gerokai, mažai žuvies. Kaimynai iš vienos pusės pradėjo gaudyti, bet gaudo tik tai atsitiktinė žuvį. Nėra tendencijos labai didelės. Visas paslaptis slepia po širmą. Širma, permatoma širma. Bet vakar jos nebuvo. Nebuvo, bet šiandien. Ir tikrai nenovėjų jinai yra. Ne, turbūt ne. Tai čia nieko daugiau. Čia nedaug žuvies, čia atsitiktinė žuvis, čia labai pavienės. Sunki situacija. Čia turbūt dabar sunkiau. Bet. Ar bandom kažkokias keisti? Taip, atstumai, masalai, kaip ir visada, ieškom, kadangi nėra tendencijos, tai bandom ir mes pagauti atsitiktinę žuvį, renkam, ieškom, tikrinam. Gal trumpai apie tai, kas įvyko po nakties ir iki šio laiko, dabar yra apie 3 valanda dienos, ką mes turim ir ko dar tikėtis? Po nakties turėjom tik tai vieną kibimą, tai nedžiuginantis rezultatas, bet gerai, kad ir jį turėjom. Šiek tiek iš mūsų kaimynai iš kairės
pakeitė savo žvejybinę taktiką, kuri, sakykime, mus išstūmė iš mūsų Pozicijų. nu, ne pozicijų, bet tokios, kaip aš pavadinsiu taip, kad tiekimo grandinės, kuri mums, kaip sakau, karts nuo karto leisdavo sulaukti kibimo. Tai kol kas darom viską, pajudėję stipriai labai į priekį ir ieškom naujų vietų, kur galėtum vėl surasti žuvį. Realiai beveik porą laiko kibimo neturim, tai viskas, manau, tuo ir pasakyta, žinai, kad yra blogai. Tai manau, kad galbūt nieko nekeisim, tiesiog čia reikia išlaukti tą laiką ir, kaip sakau, pagimdyti tą vieną karpiuką, tiesiog sumedžioti. Čia aplinkui jūs aplamai visi kažkaip lėčiau gaudo, tai kad ir viena žuvis jau jinai stipriai keistų situaciją. Mūsų pazonė toks jausmas, kad gaudytų pavienę, tiesiog praeinančią atsitiktinę žuvį. Nėra sistemingai, kad, ta prasme, atėjo žuvis, atsistojo ir važiuojam kaip kokiuose kintuose, pikaičiuose ar baloti. Čia taip nėra, čia reikia mokėti medžioti, reikia išlaukti. Kaip sako, kantrybė dorybė. Mindaugai, su kuo čia santykius nusiteikęs aiškintis? Sakė Tomas Rinkūną ir Tomo Būdą vietiniai užpuolė kažkokie. Du Tomus užpuolė kažkas, tai reikia gelbėti. Važiuoju vaikus ginti. Dar -1 ratas. Kaip matom, šitas pasaulio čempionatas kainuoja ne tik daug fizinių jėgų, bet ir materialo. Tai matom jau trečią prakirstą padangą per čempionatą tam pačiam kely į A zoną. Tai va, šį kartą lengvo automobilio padanga prakirsta, pajutom tik išvažiavę į asfaltuotą kelią. Tai va, sugužėjo visa komanda draugiškai, negalėjom atsukti ratą. Tai dabar situacija tokia, kad tą ratą, atsarginį ratą tvirtinam ir važiuojam tvarkyti pagrindinio rato. Tikimės, kad jis bus sutvarkytas. Aplankėme BRC zonas, ten viskas stabiliai, po truputį ir į priekį. Ir šutinam į Lapovas užtvanką, kur gaudo Viktoras ir Evaldas. Ten situacija dėja, bet kol kas, kuo toliau, tuo tik tai prastėja, kaimynai šonai gaudo, o pas mūsiškius taip suprantam, kad sustojo visiškai. Į čatą negaunam jokios žinutės, kad sugaunama yra žuvis. Tai skubam ten pasižiūrėti, kas atsitiko. O, kol kas tik tikimės, kad gal į čatą negaunam, bet maža tikimybė. Tai va, važiuojam į Lapovacą, zona A, tikrinsim, kokie reikalai ten. Ir kiek girdėjau, vien pervažiavimo metu, kad ten yra dar ir didesnių pokyčių. Atėję į A25 randame tikrai didžiulį netikėtumą. Evaldas Pocius stovi su raudona liemene už sektoriaus ribos, su rezervo liemene, o jį pakeitė Lauras Karbauskas. Tas keitimas įvyko tuo metu, kai mes važiavome iš Šandoro tvenkinio čia į Lapovac užtvanką. Toks buvo kapitonų sprendimas. Į sektorių vėlgi įvesta šviežios jėgos ir aplinkybės čia tokios. Žuvies dėja nėra, bet ne dėl to, kad jinai mums nekiptų. Įvyko iš tikrųjų įdomus dalykas. Po naktinio labai stipraus vėjo spėjama, kad dugne priplėšyti valai nuo ankstesnių žvejybų čia vykusių pakeitė tiesiog savo kryptį ir išsitėsė mūsų sektoriaus akvatorijoje. Ir kibimų skaičius visai neblogas, bet ne vienas nerealizuotas. Visos žuvys įlenda ten kažkur tai tą pripliončintą, nepabijosiu to žodžio, tinklą ir ten atsikabina. Nieko baisaus, vaikinai
stipriai pasijaukino prieš naktį, prieš paskutinę čempionato naktį ir tikimasi, kad ta naktis arba kitos dienos, paskutinės dienos pusė dar atneš mums rezultatą. Vis dar esame pirmoje vietoje, rinktinė vis dar pirmoje vietoje, taip kad varom įsispyrę ir darome viską. Netrukus jau ir paliksime vaikinus ruoštis nakčiai, toj turime dingti. Prieš tai turėjome ilgą transliaciją iš šios sektoriaus A25, kur gaudo lietuviai. Tai nežvyno neudegos, pirštai vėlgi susisukę ir sukryžiuoti, mes už savus ir tai yra mums būtinas ir gyvybiškai svarbus sektorius, kuriame turime gerai pasirodyti, gerai pavaryti. O kai bus, tai bus. Čia yra žuklė ir ne viską mes galime įtakoti. Viktorai, tai ką, kaip sakant, pamečiau draugą šiandien, ar ne? Taip. Vakar draugas buvo, šiandien nebėra. Bet nieko baisaus, čia mes dėl komandos. Ir kaip manai, Lauras įėjęs, ne kaip manai, kaip matai, Lauras įėjęs įdėjo biškai jėgos, jau pasijaukinot viską? Taip, aišku, jėgos įdėjo, bet apie tą draugą aš visai kitką pagalvojau, aš pagalvojau apie žuvį. Vakar buvo daug draugų, šiandien nebėra draugo. Tai vat. Ne, viskas tvarkoja, tai mes su Evaldu ir pasitarėm, kad reikia šviežio kraujo, šviežių jėgų ir tiesiog, kad daugiau naujos energijos ir kad pabandyti padaryti, ko dar nėra pavykę padaryti. Šiandienos įvykiai, prie vandens, tas naktinis vėjas čia taip pakeitė reikalus, ar ne? Kai pasikeitė vėjas, sakykime, visi valai gulėjo į tą pusę suguldyti. Pasikeitė, tuos valus pakėlė. Tuos, kur dugne, ar ne? Taip. Ir tuos, kuriuos mes jau patys buvom dar priplėšę, juos tiesiog buvo gražiai suguldę, mes per juos keldavom, o dabar viską, kaip sakant, pakėlė, kai sušukom. Ir prasidėjo ženkliai. O per juos mes dar paliekam. Karuselė užsisuko. Einam, sau dvies ir šnekam. Tai ką, Mindaugėli, apibėgom šiandien žingsniukų normaliai. Bent jau mano speedometras rodo 13 000 žingsnių, tai galbūt ne tiek daug, kiek vakar buvo 19. Šiandien, aišku, buvo pasivaikščiota visa zona pirmin atgal. Tikrai apėjom, apsižiūrėjom, kas vyksta kitų komandų sektoriuose, truputėlį pašnipinėjom, pasifotografavom, kokius jaukus, kokius pašarus naudoja, nuguls viskas LK Facebooko galerijoje, galės ir kiti pasižiūrėti, ką varžovai naudoja, žinai, svarbu ne mūsų matosi, tai man dėl to širdies neskauda. Jo, sunki, įdomi diena, 2 keitimai, daug atsikabinimų, daug kibimų, taip kad loterinės varžybos, manau, kad tai bus vienos auksinės žuvelės varžybos, gali atsitikti ir taip. Tai va, vlogė šiandien tiek. Ačiū visiems, kad žiūrit, kad palaikot. Sakom ačiū ir iki.